čia turiu savo rankose važą, tai yra Tibeto, kai aš darau šviesos arba besąlygės meilės siuntimą arba kažkokį gydymą savo klientui, aš ant savo kliento visada kito prisijungimo metu matau tokį. Ir jisai yra dar čia centre, būna su smaragdo, žalias akmuo, ar ne? Niekad nežinodavau, kas tai yra. Kol šito daikto nesuradau vienoj parduotuvėj ir tada man atėjo supratimas, kas tai yra. Kadangi esu pati labai stipriai ir labai daug nukentėjusi nuo tamsos atakų, tai aš kuriu erdvę, kurioje tas žmogus, su kuriuo aš dirbu, jis yra apsaugotas nuo tamsos. Tai čia yra stiprios dvasinės galios, tiesos ir būtent tos apsaugos simbolis. Ir tada supratau, kad aš tą uždedu. Va šitą dalyką, ką galim daryti su juo, ne? Šiaip jį galim įsigyti internetu, tai nusipirkus iš parduotuvės būtina jį palaikyti ant druskos, kad tiesiog nuimtumėm tą visą, kas buvo įrašyta, ne? Nes, pavyzdžiui, pardavėjas taip pat gali, pardavėjo laukas gali įrašyti metalo informaciją. Ir taip pat tada yra galima pasidėti per meditacijas. Jis gaunasi kaip toksai, kaip šiaurė pietus rytai vakarai, ne? Kaip būtent kaip kompasas, kuris tave sugrąžina į centrą. Ir galima, pavyzdžiui, jeigu keliaujant kažkur į kelionę, įsidėti maišelį ir taip pat įvežtis. Tai gaunasi toksai kaip apsauginis amuletas.